Matai? Violeta. Aš, žodžiu, turiu labai puikią sėkmės istoriją. Praeitais metais, lapkričio gale, lapkričio 28, magnetinis rezonansas parodė apie visiškai plyšusį kairio kelio meniską. Po 4 dienų gydytojas traumatologas paskyrė datą operacijai. Tačiau sutapo taip, kad Marijampolėje buvo Silvos klubas. Aš ten nuvykau ir pasipasakau apie savo bėdą, apie rūpestį bėdą Rasai su Deimante. Merginos į klubo programą įtraukė meditaciją, kada per savo gyvybinius organus leidome šypseną. Ir buvau praktiškai 2 savaitės geras nemiegusi, nes kankino didžiuliai skausmai kojos kelio, nepadėjo nei išorinis, nei vidinis gydymas, tačiau po tos meditacijos aš atsistojau ir pradėjau eiti, nejausdama jokios skausmos. Ir iš pradžių net nesuvokiau, kas darosi, nes jau buvau pripratusi prie to, kad reikia šlubuoti, kad aš, žodžiu, negaliu pilnai atsistoti ir taip toliau. Ir po to pradėjau medituoti kiekvieną dieną po 3-4 kartus. Ypatingai didysis atsipalaidavimo pratimas ir upė. Tiesiog matydavau, kaip upė nuneša visą laiką mano tą skaudamą meniską ir grąžina į vietą gražų sveiką. Šiai dienai, Liepos 8, aš puikiai vaikštau, bėgioju, norėdama apsiaunu, užsimaunu aukštakulnius, šoku, žodžiu, galima sakyti, kad menisko nebereikia nei operuoti, nei toliau gydyti. Tikrai labai ačiū merginoms, labai ačiū Silvos metodui.